Ką tik prabudom, bet tai prabudom, kad nuotykiai tęsiasi. Informacija protingiam, kurie mokosi iš durnių klaidų. Kokią klaidą padarėm. Važiavom šiandien ryte į Ukrainą. Važiavom ant sienos, buvom kelintą. 15-12 išvažiavom, kirtom jau sieną normaliai, buvo ketvirtą, ne? Pusė keturių. Čia viskas Lietuvos laikų, pas juos biški valandą anksčiau. Nu ir vienu žodžiu, pamatėm, kad jau blogai, apie 4:30 sustojom degalinėje, kad biški numigti. Ir vienu žodžiu, numigom, tik prabudom, veidus apsiprausėm, tokia lėva degalinė tenais, į mašiną, veiksmas palei Lvovo miestą, nes buvo įvesta į navigaciją, apvažiavime Lvovo. Apvažiavom ką tik. Ir navigacija nutarė mus pažadinti. Kirtom per patį Lvovo centrą. Ne tik centrą, dar senamiestį. Vienu žodžiu mačiau viską. Kem 5 mažiausiai laipsnių pasikilimas į kalną, gatvelėm tokiom, kad turbūt šitas kaip šančiuose, bet dar siauros, stačios ir dar iš akmenų. Žodžiu. Tai tramvajų. Bet taip prabudom. Tramvajai, iš akmenų kelias, kelio darbai, kai kurie keliai, per kuriuos rodė mūsų gerbiama navigacija, buvo uždaryti. Mes matėm Lvovą per patį centrą, per patį, vienu žodžiu... Pasižiūrėjom miestą. Jo, pažiūrėjom mes miestą. Dabar baigėsi miestas. Išvažiuojant, nes įrašinėjom, jau išvažiuojant, rodo tiesioji, čia viskas tvarkoj. Nes iš pradžių, jeigu filmuotume tuo metu, kai reikėjo ten važiuoti, tai būtų tiek matų, kad... Nes ten būtų žiaurų. Su tokia priekaba, į tokius kalnus, serpantinų, per miestą. Vidury miesto, serpantinas, kilti kalną, nes jisai toks yra status. Bet mes viską padarėm. Šiaušiam toliau. Bet prabudom. Tai va, gerai, kol kas tiek.